Pastiprinimo modelis, šiuolaikinis šeimos modelis, žmona stiprina vyrą, o vyras stiprina žmoną. Jį atskleisiu pasinaudodamas rytiečių menų feng shui. Žinote, kas yra feng shui? Tai menas sutvarkyti aplinką taip, kad jinai palankiai veiktų mus. Ir pagal šitą feng shui yra pasaulis sudarytas iš 5 elementų. Ugnis, žemė, metalas, vanduo ir medis. Tai vyro elementas yra ugnis, moters yra vanduo. Jeigu vyras degdamas darbe, net tokia filosofija kiniečių, degdamas darbe savo profesinė veikloje, nes tam jisai kaip ir sukurtas toks yra kaip lytis, ne? Sukuria pinigus, perka nekilnojamą turtą, perka namus ir pinigus, papuošalus, viską atiduoda vandeniui žmonai. Suprantama šitas ciklas, ne? Jis viską neša į namus, nes kaip ir nori turėti. Jeigu žmona su savo priekaištais puola vyrą, gesina jį tą ugnį, kas vyksta, jeigu vandenį pilam į ugnį? Šnypšia ir priklausom nuo to, kuo daugiau ugnies ar vandens, ne? Kas ką nugalės. Puiku. Tai dabar pagal kiniečių filosofiją moteris turi stiprinti vyrą per medį, o vyrui medis, ugniai medis yra pastiprinimas, daugiau malkų įmetam, vyras, ta prasme, ugnis daugiau dega. Kas yra vyrui medis? Paskatinimai, pripažinimai, pagarba, teisingai. Dabar truputį pasižiūrėkime vyrų ir moterų skirtumus, kad suprasti, kas vyks toliau. Kokius vaidmenis teko vaidinti vyrui ir moteriai per šitą laikotarpį, kai jie gyveno va taip, ne? Nes mes esame daugiau kaip 5 milijonai metų, sakykime, tokie kaip padarai ir mūsų smegenų sistema yra tokie, dar jau, ta prasme, ir roplių turim dalykus. Moteris, uolos priežiūra, ugnies saugojimas, maisto gamyba, vaikų gimdymas, auginimas, komunikacija su kitom moterimi. Kiek turėjo moteris vaikų tada? Kiek buvo, tiek ir turėjo. 6, 8, 10 ir kiek buvo, kiek užaugo, kiek neužaugo. Kaip vienu žodžiu apibūdinsim moters vaidmenį šitam evoliucijos, ta prasme, gyvybės lopšys, ne? Puikiai, Rasa. Gyvybės lopšys ir jos poreikis yra buvimas kartu, bendrauti. Ar matot iš jūsų vaidmenų, taip? Jos turi tokį poreikį. Vyras ką darė? Medžioklė, žvejyba, karyba, jis turėjo ginti, ne, kariauti, kovoti, ginklų gamyba, žemdirbystė ir taip toliau. Kaip jo galim apibūdinti? Žudymo mašina, taip? Visa tai yra susijęs su žudymo mašina. Tai įsivaizduokit, per 5 milijonus metų ar daugiau, kol patinai egzistuoja, jie vis kovoja dėl maisto, dėl patelių ir taip toliau. Koks jo poreikis neišsivystė? Nepriklausomybės sprendimų priėmimas. Šitos dalykus turit labai gerai žinoti, nes nuo to priklausys jūsų tarpusavio komunikacija. Ir jeigu vyro yra pagrindinis poreikis nepriklausomybė, savarankiškumas, moters buvimas kartu, jausmų išraiška, čia yra jų poreikiai. Jeigu jie nori turėti darnius santykius, jie turi išmokti veiksmų, elgtis vienas su kitu. Ir vyras turi priiminėti sprendimus, taip, o moteris turi pasakoti, būti šalia. Ir jeigu viskas yra čia tvarkinga, tada mes galim turėti stiprią šeimą, kuri remiasi 2 pagrindiniam vertybėm. Pagarba kito poreikiams ir tobulėjimas, tai yra mokymasis tobulinti savo gebėjimus, veiksmus ir elgesį. Kokia žmonos klaida yra, kai jinai pradeda vyro vaidmenį vaidinti, ne? Ir priiminėti sprendimus. Išplauk lėkštę, išvesk šunį. Kokių dar turite? Žinote tokių jau? Jo? Gerai. Dabar pasižiūrėkim, kai tik tai pasakote, kas vyro galvoje atsiranda. Emocinis atstumimas. Ir tada jisai atsišlieja. Priklausomai nuo to, kiek jam tai yra jautru ir skaudu, jis gali padaryti mažą žingsniuką, gali ir toliau pasitraukti. O jeigu kas, už kepurės ir per duris į žvejybą, į futbolo varžybas, pas draugus ir dar kažkur. Rezultate moteris neturi su kuo būti ir neturi kam pasakoti. Ir pati save nuskriaudžia. Kas vyksta, kai bendrauja su vyru? Kaltinimai ir patyčios. Tu, žioply, tu negali sienos įviniesi sieną įkaltę, ne? Tai iš pradžių vyras pasislėpia, o paskui
pranyksta. Vat ir čia mes turim vagis, pinigai, laikas, principą, jo, labai įsiplėtėm, turime užbaiginėti. Kai moteris pareina iš darbo patyrusi stresą, yra sunkumų, o vyras anksčiau parėjęs dar didesnių sunkumų turi, jisai sėdi, žiūri taip televizorių, ne? Ir ateina žmona ir pradeda su juo šnekėti. Nu taip, moteris taip su stresu dalinas ir pradeda su juo šnekėti. Vyras, pasakok, pasakok. Ar pažįstama situacija? Gerai. Tai va, tai kadangi nežino, nesupranta viens kito poreikių, taip ir elgiasi. Ir patys žaidžia to nenorėdami, nors ketinimai viens į kitą kaip ir patys geriausi, netiesa. Ir tada žmona supyksta ir nueina. Mes kai darėm tokius pratimus, žinokit, fantastika vyksta. Paskui, kai mes išmokinom vyrą kalbėti, kaip reikia kalbėti, tai pasakysiu tiesiog dėl laiko trūkumo, norėjau tą jums duoti taip pajausti, bet, trūksta laiko. Kai žmona pareina, vyras išjungia televizorių, atsisuka veidu, įsižiūoja, išverčia akis ir klausosi. Viskas. Moteris gali čia pat mirti iš laimės. Toks. Tai ar suprantat? Čia tik paprastas dalykas. Neturėjimas gebėjimų bendrauti vienas su kitu. Ar supratot? Gerai. Tai va, kai vyras užsidaro, nesidomi, tada emocinis žmonos atstumimas. Tada po kažkiek laiko atsiranda kairiai pusėj jaunuolis, kuris rodo dėmesį, išklauso. Ir kas atsitinka? Ateina nelauktas trečias. Abudu nemoka kalbėti, ne? Vienas sako sprendimus, kitas nesiklauso. Emocinis abiejų atšalimas, atstumimas. Na va, turite dabar atsakymą, kodėl skiriasi žmonės. Skyrybų skaičius didėja, nes metams bėgant sutuoktiniai bendraudami vadovaujasi paklusimo modeliu, neįvertina lyčių skirtumų, savo ir kitų pagrindinių poreikių, atitolsta vienas nuo kito, praranda emocinę trauką, kurią pakeičia emocinis atstumimas užsibaigiantis skyrybomis. Vat ir viskas. Norite laimingos santuokos, mokykitės kalbėti. Nors kalbėti jūs mokote, bet taip kalbėti, kad pastiprinančiai kalbėti, neišeina. Tai va, bendro tikslo, poreikių ir veiksmų ryšys. Matote? Priiminėti sprendimus. Jeigu vyras stiprinsit, duosite jam sprendimus priiminėti, vyras augs. Turėsite į ką įsikibti. Vat, įsivaizduojate, stiprinat vyrą. Jis užauga. Jau kaip už vyro, kaip už pečiaus, ne? Ar suprantat? Bet vyrą užauginti ir sunaikinti gali žmona. Juk ką jūs renkatės? Na, vyras stiprus visada gali pastiprinti žmoną, suteikti į paramą, į pagalbą. Kodėl emocinė trauka tokia svarbi santuokai? Todėl, kad emocinis ryšys laikosi, visa šeima laikosi emocinė ryšio, supratot? Mums šitie visi dalykai yra svarbus, bet ne tiek svarbus, kiek emocinis ryšys. Jeigu turėsit gerą sukūrę emocinį ryšį, viskas bus gerai. Kaip sukurti stiprią šeimą? Gerai. Tai mes dabar trumpai pristatysiu mūsų sutuoktinio parengimo programą, kuri susideda iš tų 7 saitų patikrinimo, sutvarkymo ten. Emocinis ryšys. Problema pastovus emocinis atšalimas, nemokėjimas bendrauti, nemokėjimas spręsti prieštaravimų, prisurtėti prie konflikto. Mes siūlom pastiprinusio bendravimo įgūdžių formavimus, bendravimo su priešinga lytimi įgūdžių formavimas, gebėjimų kurti teigiamą emocinį ryšį, gebėjimų spręsti tarpusavio prieštaravimus, win-win būdų ugdymas. Yra problema ta, kad moteris šiandien irgi yra vadovės ir yra problema 2 vadovai šeimoje. Tai kaip surasti gerus sprendimus, abiem pusėm laimingus, čia irgi to mokytis, ne? Susitarimas dėl to, kaip bus elgiamasi po konfliktų. Seksualinis ryšys. Vieno ar abiejų nepasitenkinimas, seksualinį gyvenimą, dažnumas, kokybė, priimtinumas. Tai sutuoktinių seksualinio pasitenkinimo įgūdžių formavimas. Susitarimai dėl seksualinio dažnumo, kokybės, priėmimo, klišių seksualiniam pasitenkinimui pasiekti pašalinimas. Mano konsultavimo praktika rodo, kad kiekvienam reikėtų patobulėti šitoje vietoje, kad pajausti tą geresnį. Vaikų ryšys, santykių krizė į šeimą atėjus trečiam vaikui, į tada susitarimai, kaip elgtis, namų ryšys, kas prižiūrės namus ir kada, kaip mes tvarkysimės, tai neturi būti taip, kaip buvo anksčiau, kai vyras ėjo į darbą arba medžioklę, žmona laikė 3 namo kampus. Šiandien žmona išėjo į medžioklę, vėl dar laiko 3 namo kampus. Nu, kokios stiprios tas moteris. Tai turim pasidalinti po 2 bent jau, ne? Gerai.
Bendrų šeimos finansų valdymo ryšys. Dažnai būna taip, kad žmona gimdo ir augina vaikus, o vyras daro, sakiau, karjerą ir nesidalina su pinigais. Tai va šitą turim iš anksto tam kelią užkirsti. Jeigu yra geriausia susitarti prieš santuoką, nes jeigu jis nesutinka su tuo, tai klausimas, ar jis tai tada, tas žmogus, su kuriuo aš noriu sukurti gyvenimą. Ne? Jeigu yra santuokos pradžia arba bet kokiam amžiaus tarpsnyje, visada sveika susitarti, jūs pašalinsit priežastis, dėl ko kyla konfliktai. Bendro tikslo ryšys. Jeigu tikslas bendras yra šeimoje, ne, tai tada šiandien ginče aš galiu nusileisti, dar kažkaip netaip žiūrėti. Bet jeigu bendro tikslo nėra, tas ginčas gali būti paskutinis. Ne, galim įsitaškyti. Juridinis ryšys, ar gyventi kartu, susituokus, nesusituokus ir taip toliau. Papildomų gebėjimų ugdymas per šitą programą, tai yra spręsti gyvenimo iššūkius, ten bus vykdoma, ir valdyti stresą. Taip, nauda sutuoktiniams. Bendravimą išmoks, prieštaravimus spręsti, seksualinį pasitenkinimą pagerins, susitarimus padarys dėl finansų, dėl bendro gyvenimo tikslo mes padedam iškelti, identifikuoti. Taip, nustatys polinkius ir gebėjimus, išmoks valdyti streso padarinius. Rezultatai – suformuoti pastiprinančio bendravimo su sutuoktiniu įgūdžiai ir parengtos bendro gyvenimo taisyklės. Tai yra pagrindas, ant ko galime būtų statyti namą. Pati filosofija dažnai būna taip, kad mergina eina teka, todėl kad jau visas draugas ištekėjo, aš liksiu semergė. Vienas variantas, arba dar kažkas, tai dar kažkas. Rezultate 30 metų jinai pragyveno, ją mušė, smaugė, visai kaip privartavo, galiausiai rado jėgų išsiskirti. Nereikia to daryti. Filosofija ilgalaikė pastiprinanti partnerystė. Reikia labai gerai pasitikrinti, nes tai jūsų gyvenimas, jūsų metai, energija, pinigai, laikas, viskas, ką jūs čia turit, jūs esat. Kad turėti ilgalaikę pastiprinančią partnerystę, reikia išmokti bendrauti su priešinga lytim, kurti teigiamą ryšį, valdyti finansus, užauginti sėkmingus vaikus, pažinti save ir mokėti spręsti bendravimo problemas. Kaip sakiau, visą tai statosi ant dviejų vertybių – pagarba ir tobulėjimas. Ir tik tada galite gauti stiprią šeimą, kurios yra tikslas užtikrinti saugumą, sveikatos, santykių finansinį, pagrindinius tuos, kuriuos mes atradom pradžioj, taip. Vertė, tai yra viens kitam turime padėti sukurti vertę kitiems žmonėms, kad galėtumėm dalindamiesi gauti grąžą ir turėti gerą finansinę padėtį, ir galiausiai šeima yra vieta, kur gimsta ir auga vaikai. Čia būtų tikslai. Ir laimingi sutuoktiniai. Sutuoktinių pasižadėjimas. Stipri šeima mūsų bendras reikalas. Taip. Vyras ir moteris yra sukurti gyventi šeimoje, todėl suformuosime darniems ir laimingiams santykiams reikalingus gebėjimus, susitarsime dėl bendro gyvenimo taisyklių, sukursime stiprią šeimą ir gyvensime laimingai.